kanalo tokio kaip ir nematau dar, bet aš matau toks kaip, nemanau, kaip skystis kažkoks patekęs į kvėpavimo takus, toks kaip ne dulkės, toks kaip matau, kaip energetinis skystis kažkoks. Ir tokia informacija, kad tiesiog kažkuom apipurkšta aš buvau. Žalias skystis. Gerai, ir Netgi tada, toks garuojantis, kaip jisai, kaip. tada tu įjungi savo vidinę baltą šviesą ir ištumi šitą skystį ir susiformuoji prieš tave į kamuoliuką. 1, 2, 3. Ir stumiau šį. Ir šitas kamuoliukas patenka į kalėjimą narvą. Narve. Atsakingas už šitą skystį yra pritraukiamas į mūsų kalėjimą narvą. 1, 2, 3, mano ketinimo gali. Greit. Mhm. Nu ką, grėjai, ką čia veikit ir kodėl šitam biologė radom jūsų kažkokį tai skystį? Jie bando sakyt, kad jie nesupranta, kas čia. Nuimk dar hologramas. Nusiima kaukės ir hologramos būtybės pasireiškia pirmą pradžią pavidalą atimant savo eterinį kodą DNR. Tas vienas man toks keistas, kaip netikras, kad būtų. Ir virš grėjų atsiranda švyturėlis žalias raudonas, jeigu jisai yra biologinis kilmės, susidega žalias, jei robotas raudonas. 1, 2, 3. Vienas raudonas. Ir po raudonų robotų grėjimi atsidaro portalas į galaktikos brandulį. Ir robotas iškeliauja perdirbimui į pirminę švarę energiją. Išėjo. Uždarom, atspaudojam, panaikinam. Tas kitas grėjus, ne tai, kad susinervino, bet Grėjau, jam gaila. Grėjau, atsakinėk į klausimus greitai, o jeigu ne, tai iškeliausi paskui jį. Kas čia per skystis ir kodėl jisai yra Vilmos biologė? Jisai man rodo minčių formom, kad tiesiog taikinys. Kažkaip taikinys tiesiog jie gaudo ir bet kokioje situacijoje astralė. Tiesiog miego metu, va tokia informacijos perduoda. Kažkurio momentu, kai... Ir ką tas skystis turėjo padaryti? Jisai toks kaip čakros, vat būtent tos žydrosios, gerklės čakros veiklos trikdymui, kaip nusiperduoda dabar man tokiais žodžiais, kad tai kaip darbo įrankis, kadangi mūsų yra balsas. Jie bando tiesiog, man rodo tas situacijas, aš net matau tam tikras situacijas. Sakau, jie bando visur, tik mes išeiname į astralą. Miego metu tai... Ta prasme, nėra mums ramios kelionės astralio. Mhm. Ir kaip nuo jūsų parazitų apsisaugoti? Jisai juokėsi, sako, nedirbkit. O jeigu mes norim dirbti, kaip tada apsisaugoti? Nusirodo, Merkaba. Nu, tai ką, neveikia Merkaba? Jisai vėl juokėsi. Gal paaiškinsi, kodėl tu juokies? Bando perduoti, kad jis pats kalti. Mhm. Ir žinai, man tiesiog, kai aš matau, ne vienas dirba, aš matau jau lėkštę tą. Kaip jie atgriniai tiesiog jie, tu prasme, skrisdami. Jie tik pagauna momentą ir bando.
Gerai, Toks kaip tada. nemoku pasakyti, kaip iš kažkokio toks ne kaip ginklas, kažkoks prietaisas, kaip vamsdelis, iš kurio tiesiog purškia. Kažkada panašių tokių skysčių aš jau lyg būčiau mačiusi jį. Kažkada, kai liftą mūsų apipurškėjo. Tai vat kažkas panašaus. Gerai, už šito grėjaus veiklą atsakingus. Mes taip pat pritraukiam mano ketinimo galę į mūsų kalėjimą Narva 1, 2, 3. Matau lėkštę narve. Ir žinai, tas grėjas dar sako, jis įrodo į mūsų dronus. Jisai sako, kam jau jie reikalingi. Mhm. Taip nori pasakyti, kad mūsų dronai neveikia. Ne, jisai sako, veikia. Nu, tai vadinasi reikalingi, jeigu veikia. Jisai siūlo, jisai sako, jūs nesinaudojat jais. Atiduok, jis prašo atiduoti juos jam. Aha, kurgi ne. Aš ne jums dronus atiduosiu, aš atimsiu iš jūsų lėkštę. Ir iš tos lėkšties pritrauktos į mūsų kalėjimą Narvą visi grėjai yra ištraukiami į kalėjimą Narvą, į atskirą Narvą. 1, 2, 3. Iškrito. 3 grėjai. Dar 3. Jie tiesiog išsirideno, viens per kitą. Gerai tada. Stumdosi dabar. Stumdosi visi 4, jie vienam narve yra ar kaip? Ar atskiram? Tie 3 stumdosi, tas vienas atskiram. Gerai tada. Tada gražinsim visą tamsią energiją, kurią gali įgauti. Ir pažiūrėsim, su kuriais grėjai susiformuos kanalas. Ar tie 3 veikėjai irgi nėra kartais prisidėję. Ir dabar gražinsim visą tamsią energiją, kurią tu galėjai gauti iš jų, grįžta jiems atgal. Matau vieną kanalą į tą vieną grėją. Kažkoks nedidelis kiekis panašios energijos, žalios kažkokios tos skysčio. Ne kiek tas skystis, kiek tiesiog nuo to skysčio likučiai kažkokie, kvėpavimo takuose netgi matau. Mhm. Baigėsi reversas. Ir ant šio kanalo uždedam auksinio tinklelio filtrą. Yra. Ir reverso tvarka. Tu susigrąžini švarningi, susigrąžini viską savo atgal. Sustiprinam, pagreitinam srautą 50 kartų. Grįžo nedidelis kiekis žydrosios čakros energijos. Baigėsi reversas. Gerai, grėjus klausė, ar yra dar kas nors pajungtukų, kokiu nors čipų davikliu šitam biologė jūsų palikta. Ne, jis per to galvo. Perspėja, jeigu būsi ką nors palikęs, tai tikrinimo metu sudegsi šitam kalėjime Narve. Ne, jis sako, nieko nepalikau. O tie kiti 3 jie nesupranta, kodėl tu juos pritrauki. Todėl, kad aš noriu, kaip sakant, juos nubausti. Jie rodo į tą vieną. Mhm. Rodo pirštų suka. Bus kolektyvinė bausmė visiems. Už tai, kad jūs jo nesustabdėt. Nežinot, kur lendat. Jie sako, mes žinom. Nu, tai vat reikėjo kolegą sustabdyti savo. Ir neleis daryti nesąmonę. Gerai. Ir aš duodu komandą išsinchronizavimo tavo energijos su grėjaus energijomis. Išsinchronizavimo procesas vyksta iki 100%. Ir pasibaigia automatiškai 1, 2, 3. Vyksta išsinchronizavimo procesas. Jis nebuvo sinchronizavimas. Gerai, atliekam tada kontrolinį patikrinimą. Atsiranda visi nematomi ir paslėpti kanalai, taip pat visi lydintys realiai, o taip pat ir virš narvoto, kuris atsakingas už tai. 1, 2, 3. Švaru. Mhm. Ir tu koncentruoji energiją už tų 1 milijono hercų vibracijų smūgių impulsui ir kanalų atjungimui, kai suskaičiuosi iki 3. 1, 2, 3 smūgis atsijungia kanalais. Atsijungia.
Atsidaro portalas į galaktikos branduolį ir kanalas iškeliauja perdirbimui į pirminę švarę energiją. Uždarom, atspauduojam, panaikinam. Atlikta. Gerai, tada ir mes prašom jį ateiti į mūsų diagnostikos kambarį, tarpgalaktinės policijos pareigūnė Ana. Jinai vietoje. Sveikinasi. Sveikinamės mes su jumis, Ana, taip pat. Sveikinasi su jumis. Nu, turim čia vieną grėjų atsakingą už kažkokio neaiškaus skysčio patekimą į Vilniaus biolauką ir 3 kolegas su skraidančia lėkšte. Jūs su to skysčiu jau esate buvę susidūrę. Jūs patirsite takas tol, kol neišmoksite naudotis savo dronais. Bet tai yra jūsų pamokos. Supratau, mokinsimės toliau. Kas su tais Jūs grėjais? paprašėte mūsų dronų, mes juos davėme. Mes už Mokykitės, tai dėkingi. pamirštate. Mes už tai dėkingi. Jo, ką darysime su tais grėjais? Mes pasimsime juos, lėkštę sunaikinkit. Gerai, supratome. Dėkojame jums. Iki pasimatymų. Iki. Jie išėjo. Visus pasiėmė, ne? Jo. Gerai, tada atsidaro portalas į galaktikos branduolį po mūsų kalėjimo narvais. 1, 2, 3. Ir šitas skysčio kamuoliukas ir skraidanti grėjų lėkštė iškeliauja perdirbimui į pirminę švarę energiją. 1, 2, 3. Išėjo. Uždarom, atspauduojam, panaikinam. Atlikta. Tada paprašysiu Aronų subtiliosios kopijos išskaidyti 7 fantomus. 1, 2, 3. Išskaidai. Matai, kad Taip, ryškus fantomai, bet žinai, aš tavo prieš išsiskaidimą į tos fantomus mačiau lyg apvalkalą kažkokį aplink tave. Gerai, Toks tada. kaip energetinis kažkoks tas permatomas. Supratau. Ir po Ir mano tu taip komandos. žiūri į tą apvalkalą, ta prasme, per tą apvalką į mane ir toks su atodusiu ir vėl. Ir gerai, po mano komandos 3 fantomai susijungia į vieną. 1, 2, 3. Susijungia. Gerai, tada mano ketinimų galė šitas apvalkalas yra nuimamas nuo manęs ir patenka į kalėjimo narvą. 1, 2, 3. Jis tiesiog suvinioja į kamuoliuką. Pateko į narvą. Gerai. Aš pilnateisė savo energijų šeimininkas ir kiekvienas, kas su manimi interferuoja, automatiškai patenka į mano valdžią ir tampa. Pasirodo narve kalėjime. 1, 2, 3. Būtybės pritraukiamas į narvą, formuojasi kanalai. Tu vieną kanalą. Reptiloidas. Ir tada nusiema kaukės ir hologramos ir būtybė pasireiškia pirmą pradžių pavidalą atitinkančių savo eterinį kodą DNR. Tas pats. Ir nuo šitos hologramos susiformuoja kanalas į atsakingą. 1, 2, 3. Vien reptiloidai. Tai tokia ne tai, kad hologramai, jis toks kaip nemoku pasakyti, toks Apvalkalas. apvalkalas, jo, ir jis toks keičiantis spalvotas apvalkalas. Reptiloidas. Šito apvalkalo paskirtis. Iliuzijų pasaulis. Bandai man iliuziją sukelti. Nieko savo. Jom patinka iliuzijos. Prieš kiek laiko tu įlindai į mano biolauką? Jis man perduoda 3 skaičius, 3 dienos. Ir kaip tau pavyko įlysti į mano biolauką? Jūs mėgstate skraidyti. O mes jūs gaudyti. Bet jis laikas, kai pavargsit. Ką mes pavargsim? Jūs gaudyti. Mes jūs nepavargsim gaudyti.
kol kas didelių pastangų nereikia jūs sugauti. Panašu, kad ir jums labai lengvai pavyksta mus pagauti. Tai vat, Šypsosi. tai vat ir gaudysim vieni kitus. Nenusibodo. Ne, nenusibodo. Mes mokomės ir aš tikiuosi, kad išmoksim susiformuoti tokias apsaugas, kad jūs nebeįlysite į mūsų biolauką. Jisai juokiasi balsu. Ir reptiloidas gauna 100 000 Hz smūgį. 1, 2, 3. Tai suriko. Reptiloidas man visai nejuokinga. Jumoro jausmo neturi. Ne, neturiu. Kai lenda visokie parazitai ir trukdo man gyventi. Kokiu tikslu tu lendai į mano biolauką? Iliuziją sukelti man. Ne toks tikslas tavo buvo tikrai. Tu mūsų tikslą žinai. Nu tai jau, Jūs kišatės. mes kišamės. Tai vat tu mano tikslai irgi žinai. Mano toks darbas. Sėdėkite ramus ir mes būsime ramus. O jūs darysit savo darbelius juodus. Voksite energijas, voksite sielos daleles. Ir mes visą tai turim žiūrėti ramiai. O ko tu rūpiniesi kitais? Savimi rūpinkis. Kai žmonės prašo manęs pagalbos, sielos prašo manęs pagalbos, tai aš jiems ir padedu. O jūsų nieks Tegu jos neprašo. savęs pačios žiūri. Nu tai mes jiems ir padėsim. Pamokysim, kaip reikia savęs prisižiūrėti. Bet prieš tai reikia juos išvalyti, kad jie galėtų pradėti nuo švaraus lapo kurti savo gyvenimo istoriją. O su Bandykit. jūsų pagalba, kabutėse, nelabai pavyksta normaliai vystytis sieloms. Gerai, grąžinsim tada tamsią energiją, o dabar grąžiname visą tamsią energiją, kurią viską, ką aš galėjau gauti iš jų, grįžta jiems atgal. Su tuo Afalklu susiformavo kanalas, ne? Ne, nematau kanalo. Afalkalą, tik reptiloidą. Gerai, duodu komandą savo subtiliai kopijai suformuoti kanalą į šitą Afalkalą. 1, 2, 3. Yra kanalas. Ir aš duodu komandą mano subtiliai kopijai išstumti visą svetimą patogenišką energiją žemų vibracijų, viską, ką aš galėjau gauti iš jų, grįžta jiems atgal. Kas nors eina į tą Afalkalą. Kažkokia, nemoku pasakyti, net tai, kad energija tiesiog toks kaip minčių kažkokios sąmonės, nežinau, toks, nes tiesiog jisai tai kaip Afalkalas, toks kaip kuriantis kažkokią iliuziją. Tai visos Matymo. sukurtos iliuzijos Toks kaip grįžta jam atgal. programa kažkokia. Tiesiog, vat, kas pateko į tavo sąmonę, vat, nes matau kaip programa, kaip kažkuriam iš seansų, toks, kaip sakiau, kaip skaičiukai kažkokie. Bandysiu programuoti mano sąmonę kažkokią kitą linkmę. Baigėsi reversas. Gerai, ir ant visų kanalų uždedamas auksinių tinklelių filtrai. Yra. Į reverso tvarką aš susigrąžinu švarę ir šviesią dievinam, pagreitinam srautą 50 kartų. Grįžo šiek tiek mėlynos energijos, to violetinės nedidelis kiekis. To viršutinės čakros. Baigėsi. Reptiloidus dar kas nors yra likę pas tavo mano biolauke? Ne, jis sako, kad ne. Tu vienas veikiai šitam biolauke? Vienas. Ir jeigu yra atsakingas už šito reptiloido veiklą mano biolauke, yra pritraukiamas į mūsų kalėjimą narvą 1, 2, 3. Neprisitraukia, už jo stovi civilizacija jau. Gerai. Žinai, aš ant tos piliosios kopijos kaklo aš matau žymes. Likusias. Tiesiog dabar apsišvietė tavo kaklas. Kaip... Reptiloidas, tai čia tavo darbas. Tu bandėjai mane smaugti.
Oi, ne. Ne? Tu Tai žinai, kas tave smaugė. O iš kur tu žinai? Jis juokiasi. A kur jisai dingo? O tu pats jo ir paklausk. Ir ant šito kaklo esančios žymės nutiesia kanalą į atsakingą už jas. Ir jis yra pritraukiamas į mūsų kalėjimo narvą. Mano ketinimo gale. 1, 2, 3. Riaumodamas į Demonas. demoną matau. Ir virš šito demono narvo pasirodo skaičius hercais. 1, 2, 3. 42. Toks neblogas demonas. Nusiima kaukas ir hologramos būtybė pasireiškia pirmą pradžią pavidalą tinkančių savo eterinį kodą DNR. Stabilus dabar jo. Jis nemalonios išvaizdos. Energetika jau tokia. Demonas, ką tu bandai padaryti su manim? Pagazdinti? Pats prisiprašai. Na, čia tipo buvo bandymas išgazdinti mane. Tai ko pabėgai? Nepatiko kas nors? Suorganizavau tau susitikimą. Nu, bet aš klausiu, ko tu pabėgai? Tu atsimeni, ką aš tau žadėjau? Jisai šypsosi. Šypsosi. Nu, ir Ašgi išėjau. Nereikia. Ko nereikia? Ašgi išėjau. Aš tau sakiau, kad jeigu aš tave surasiu, pritrauksiu, tada aš tave paleisiu be ragų. Aš nepalikau nieko. Kaip tu nepalikai? Kodėl mes tave pritraukiam, kaip tu galvoji? Kažkas liko, vadinasi, nuo tavęs. Poveikis tavo energijos. Jeigu tu įlindai į mano biolauką, tai tu neišeisi taip, nepalikdamas pėdsakų, vis tiek mes tave pritrauksim. Nesu ir nebuvau aš tavo biolaukė. Aš Mhm. tik aplankiau tave. Aplankiai. Ir palikai Labai žymės. drąsus esi. Ir palikai žymės ant mano Žaidi kaklo. su mūsų struktūra. Aš nežaidžiu, aš jūs perspėju. Nelyskit prie mano biolauko. Nes aš nepasigailėsiu jūsų tada. Mums buvo informacija perduota. Kad labai drąsus esi. Nu tai va, aš savo žodžio laikausi, žinok. Jeigu aš tau pažadėjau, kad nulaušiu ragus, tai aš juos nulaušiu. Ir tu sveikas iš čia neišeisi. Tu gerai pagalvok. Na, aš jau Tu gerai žinai pagalvoju. atsakomybę. Kokią atsakomybę? Aš tavęs nežudysiu. Tai va, demonas. Kadangi aš esu žodžio žmogus, aš turiu jo laikytis. Ir tavo narve atsiranda penktograma ir tos pentogramos kampuose užsidega žvakis. 1, 2, 3. Jis raumoja nepatenkintas. Ir mano ketinimo gale demonui yra nulaužiami ragai. 1, 2, 3. Jis rėkia. Demonas nulaužtus ragus pasiema savo į rankas. Jo rankose. Nuimu pentagramą. Atlikta. Tai va, demonas, kitą kartą žinau, kur lendi ir ką tu gazdini. Negirdžiu tavęs, demonai. Kažko pritilai? Jūs susirūpinęs dabar savo ragais. Sinchronizuotis nenori. Nusipirks Maksimui klyjų, prisiklijos. Jis nesuprato tavęs. Na, čia jau jo problemos, jeigu jis nežino, kas yra Maksima. Ir kas yra klyjai. Tai va, pasirodysi dar kartą nulaušiu ragus.
tos, kurie ataugs nauji. Ir perduok savo visiems kolegams, kad nebandytų manęs gąsdinti. Mes turim ginklų prieš jūs dar, kuriuos nepanaudojam, neteko ištraukti. Tai nebekalbėsi, demonas, viskas. Visi toks ir pyksta, ir sumišęs, ir jam tas ragų netektis. Jis nori išeiti. Aš manau, kai jisai nori išeiti. Jam dabar gėda be ragų stovėti, jisai kaip nuogas tikriausiai prieš mus. Gerai, tada atliksim kontrolinį patikrinimą. Ir pažiūrėsim, ar dar liko kas nors nuo demono, nuo reptiloidų pas mane biolauke. Atsiranda visi nematomi paslėpti kanalai, taip pat visi lydintys nematomi ir paslėpti davikliai implantai, o taip pat ir virš narvo to, kuris atsakingas už tai. 1, 2, 3. Švaru. Ta žymės tiesiog, kurios ant to kaklo, mano informacija, kad tiesiog savo energiją tu gali jas panaikinti. O mes reversą darėm, ne? Su reptiloidu darė. Grįžo ir tau žydros mėlynos energijos. Šafalklo niekas negrįžo, nes nebuvo nieko paukti, tiesiog skutant tokia kaip programa kažkokia. Sąmonės programavimas. Gerai, ir aš koncentruoju energiją už tų 1 milijonų hercų vibracijų smūgio impulsai ir kanalo atjungimui. Kai suskaičiuosiu iki 3, 1, 2, 3 smūgis, atsijungia kanalai. Atsijungia tie 2 kanalai. Atsidaro portalas į galaktikos brandulį. Ir kanalai iškeliauja perdirbimui į pirminę švarę energiją. Šiai. Uždarom, atspauduojam, panaikinam. Atliktam. Gerai. Reptiloidas žiūri, ten demonas sako, nepasisekė tau. Reptiloidas tau irgi nelabai pasisekė. Mes kviečiam tada į mūsų diagnostikos kambarį pareigūnę Aną, tarp galaktinės policijos. Sveiki dar kartelį. Sveiki. Pas mane radome reptiloidą, kuris bandė uždėti man apvalkalą ir skleisti iliuzijas. Jisai jūs domina? Nepamirškite duoti komandas savo dronam nuskaityti šitą informaciją. Gerai, nuskaitysim. Dronai visada su jumis. Dirbkite su jais. Gerai, būtinai nuskaitysim. Tai galioja tik kosminės civilizacijos atstovam. Ne, jūsų. Su Žemės demonais. matricos. Su demonais mes patys jau kaip nors. Matau, kad darbuojatės. Juokiasi. Gerai, reptiloidą pasiemat, kaip suprantu. Jo, jinai išsiveda ją. Atsisveikinu. Dėkui. Šiai. Gerai, demonas. Gal dar skylių nori? Pakeliui namo. Savo biolauke. Ar užtek šį kartą ragų aplaužytų? Jis nenori kalbėti su tavim. Nebekalbėsi, viskas. O namo nori išeiti? Nori. Nori. Tai norėčiau išgirsti iš tavęs kažkokį tai žodį. Paskutinį. Prašymą. Visi man mintimis perdoda. Pabaikim šitą cirką. Šitą cirką. Tai dar kartą ateisi pas mane? Pasivaidenti. Sako, kad jis ne. Jis nebenori sinchronizuotis. Nebenori sinchronizuotis. Jis nori greičiau dingti iš čia. Aš noriu tave dar pakankinti, kuo ilgiau. Toks šnekus kalbus buvo, jau dabar savo tyli, nieko nebenori sakyti.
Gerai, demonas, baigsim šitą cirką, bet aš tave perspėju, kad lysti į mano biolauką ir mane gazdinti neverta, nes gali skaudžiai kainuoti. Du kartus perspėsiu, trečią kartą sudeginsiu galaktikos branduolį. Tu Visi suprato. mūsų manifestą žinai. Mes įskaitėme ir mūsų ketinimai yra rimti. Jeigu jūs nesuprantat mūsų perspėjimų, tai elgsimės atitinkamai. Gerai, atsidaro portalas apačioje prieš laikrodžio rodiklį ir demonas iškeliauja į savo egzistavimo plotmę. 1, 2, 3. Iš rankų iškrito vienas ragas, krieptelėjo. Neskubėk. Išėjo. Uždarom, atspauduojam, panaikinam ir statom ugninę penktogramą. Atlikta. Tai pas mus yra falkalas dar, ne, Narilė? Jo. Žinai, jisai toks man, jis bandė daryti poveikį tokį, nemogu pasakyti, kaip gailesčio sukelimą net. Gerai, atsidaro portalas į galaktikos branduolį ir falkalas iškeliauja perdirbimui į pirminę švarę energiją. Išėjo. Uždarom, atspauduojam, panaikinam. Atlikta. Ir Tiesiog čia kaip gydymas, tiesiog toksai. Ir duodu aš savo subtiliai kopijai komandą aktyvuoti savo vidinę energiją ir išgydyti tas pažįstas vietas ant kaklo. 1, 2, 3. Aktyvavosi tavo kanalas. Tavo gimtųjų energijų. Nors matau apsišvietę spiralę tavo. Nu, jos nuėjo link kaklo srities. Tiesiog toks išnyksta tos kraujosruvos tavo. Baltas visas. Atlikta. Šviečiau iš vidaus. Jo, švieti kaip, ne kaip saulė tokia geltona šviesa. Tokia nemoku pasakyti, kaip žvaigždės šviesa tokia. Šalta, balta, melsvumo šviesa tokia. Gerai, einam krautis energijos tada. Dabar prašau pažiūrėk, kiek procentų energijos tau reikia seansui ir kiek hercų pakeliam tavo vibracijas, matai skaičius.